mūsų pauzė. Taigi, bonjour kolega. Sveiki. Sveiki nuo praeito video, nuo praeito karto. Taigi, ką šiandien aptarsime? Tai aptarsime visas aktualijas, kas nuvyko nuo paskutinio mūsų susitikimo. Buvo nemažai darbų atlikta, nemažai svajonių įvykdyta. Buvo nemažai kilometrų pravažiuota. Ir... Viską pamatysite ištraukose, bet kažkaip žvarbokas sėdės, ne? Jo, blem, man net šarpuliukai krečia. Tai ko jūs iškart nesakėt? Patogiau, šilčiau, ne? Prie kūno labai maloniai priglunda. Ne. Laisvalaikiui galima prie darbo. Patogus drabužiai. O pasakyk, iš kur mes juos gavom? Iš kur mes juos gavom? Iš Dedros atstovų, iš Mariaus. Dėkui, kad susisiekei su mumis, dėkui, kad rėmi. Didelė meilė tau. Sekančiose video taip pat matysite, kaip jų produkciją reklamuojame, kaip dirbam su įrankiais, kuriuos taipogi galėsite vėliau įsigyti. Kažkur. Gerai, prieikime toliau prie mūsų planų, ką mes nuveikėm per šį laiką. Ką nuveikėm? Tai pradžiai spėju, tavo darbai su Mersu buvo. Jo, ir ne tik Mersu, aš turėjau porą mašinų į mano šitą nuostabųjų garažą. Tai buvo atlikti porą aptarnavimų ir biški prie Merso atlikti darbai. Nu va, nuo ilgo stovėjimo Mersiukas nebeužsikuria. Kaip manot, toksai mažas powerbankas užkurs 2.5 seną dizelį ar ne? Prakuriam žvakutės. O, ventiliatorius vos suka. Ojei! Aišku, kai pusę darbo padarai, tai tada pradedi filmuoti, rodyti savo darbus. Nežinau, įdomu, kam neįdomu. Tai va, buvo perverinti kampai. Čia buvo skilučių visokiausių, tai irgi nušveista, užantikorinta, užvyrinta. Galvojom patys vyrinsim šitas lenkščių skylės, bet tiesiog nusprendėm nupirkti remontinės ir privyrinti. Bus paprastesnis būdas, negu čia dabar pačiam tą aliuminį visą ardyt, lankstyt ir taip toliau. Tai... Nu, ką žinau, paprašysiu operatoriaus, kad jisai truputį pafilmuotų, kaip visas procesas vyksta, nes vienam biški sunkoka. Turim sudėtą irgi jau odą, kaip čia buvo išsireiškę kažkas taksisto oda. Nu, nežinau, man tai žiauriai graži. Nežinau, labai ledinė. Aišku, labai tikimės iki vasaros pradžios jau tikrai išvažiuot, nors tai tą vieną mytą, kaip sakoma. O, tai labas rytas. Blemba, kaip čia taip sulaužyt? Net ne per siūlę, o šalia. Geras. Nu ką, nuiminėjom porą varžtų. Ir viskas bus tvarkoj padaryta. Aišku, man labiau patiko, kai sportinis buvo išmetimas. Nu ką, išdžiuvo germetikas. Turim dar vieną mašiną ant aptarnavimo. Keičiam tepaliukus, visus filtrus. Nu ir aišku, kai benzininis motoras, tai šildomės maistą. Na ir užtenka apie mano veiklą, papasakok geriau, ką tu nuveikiai. Buvo tavo, girdėjau, gimtadienis? Jo, buvo gimtadienis. Gimtadieniai tokią gerą dovanėlę pasidariau. Kaip nuveikiau, ne vieną aš nuveikėm kartu. Tai ilgai galvotas pirkinys. Draugai pastumėjo jau gerokai virš pusmečio buvau stumiamas link šito pirkinio, nes tai yra nesenstantis automobilis, tai yra jau legenda tapęs automobilis turbūt. Tikrai traukiantis dėmesį ir puikų malonumą keliantis važiuojant. Tiksliau, jisai ne taip atrodo, o tai va. Jo, jisai va taip atrodo. Jis turi tokias formas. Tai manau, čia jau... Kas seka mūsų Instagramuose, tikriausiai jau žino. Tai tu jau pasakai, manau. Nu ir nieko tokio. Nesakiau. Jo, bananas.
matomės su jumis šį gražų sekmadienį. Po mišių nutarėm nuvažiuoti nusipirkti svajonių automobilį CLS. Taigi, matomi nedideli pažeidimai, kuriuos, manau, ištaisysim su poliravimo pagalba. Yra nupirktas, išsvajotas, ilgai lauktas CLS-as. Nei išmetimo bakelių, nei katulių spėjų čia nėra, bet čia nėra labai didelė problema, nes Tuglyta mus remia. Ačiū Jums. Taip pat yra čia vadin didelis pažeidimas. Reikėtų gal biškį patiesinti irgi. Bet poliravimas, manau, ištaisys poliravimas, ne? Aš manau, kad dar balionėlių reikės į spalvą. Jo, ir iš AliExpreso stiklų valiklį. Neprisuka, sakė. Sakė, techa praeis savo hodu. Sakė, viskas gerai bus. Už ką aš, ble... Pala, Erikai, mūsų apgavo. Čia tik dėžė. Sakė, kur esi važiuoja? Tai sakė, čia kompresorius yra. Taip, senė. Bet ką tu pridirbai? Kaip mes krovėm, nematėm? Už ką aš mačiau 20 eurų. Ačiū, Dievui, kad bent jau durelės atsidaro. Dar ir yra visokie, žaisliukų viduje ir taip toliau. Labai fainų yra. O, šitą mane sprinterį. Naujus chrominių noriu. Ortakis. Atsistojim, kad gražesnis kadras iš čia bent jau būtų. Nes mato, kad sujobinta. Ne, va čia dabar gražu. Taigi, nupirktas išsvaitas automobilis nereikalaujantis praktiškai investicijų. Sportinis išmetimas. Belaidis išmetimas. Kas dar galima? Žodžiu, kad ir kaip skambėtų juokingai, bet mes jį kelsim į gyvenimą. Dėsim 1.9 tada į liaudišką motorą, į CLS. Arba iš Peugeot įdėsim. Kažką sugalvosim. Laukime tęsinio? Aš nežinau, laukiu, kad... Rastavkas beje yra, dvigubas. Pasme, čia jau mašiną atsipirko. Pilot, sport, samoliot. Buliniai darbai, virinimai, pjaustymai, lipdymai, klijavimai. Ir su dažais iš senukų ir valiolių dažysim. Kelsim mes. Ne, nu mesgi esame rimti pirikupai. Mesgi viską padarysim idealiai. Automobilis bus daromas sau. Automobilis bus daromas sau. Блядь, он поехал. Я твою мать. Блядь, тормози. Остановись, Мерседес! Į priekį jis nevažiavo atgal gerai. Taigi, va taip linksmai buvo praleistas laikas su automobilio pirkimais ir tvarkymais. Ir manau, galim pereiti prie to, kas laukia trečiajame epizode Garage podcast'o. Tiksliau, ten nebus ne podcast'as, o ralis lenktynės turbūt. Jo, mes išeisim truputį už garažo ribų, būsim uždaro teritorijai. Ir mes, kaip abudu esam įkūrėjai, pavadinkime to, bus mūsų rally akademija. Jo, kuriame dalyviai varžysis, kas greičiau nuvažiuos sudaryto maršrutą. Dalyviai jau yra išrinkti, kadangi padarėm mini konkursėlį Instagram platformoje ant stories. Su mumis susisiekė, tai bus panelė, bus streameris ir bus du jaunuoliai. Jo, ir bus du jaunuoliai, taigi žiūrėsim, kas iš jų nuvažiuos geriausiai tas laikus. Bus, manau, baisiai linksma, nes kiekvienas savaip įdomus žmogus bus, tikrai bus gerų integracijų su jais ir viską pamatysit toliau, spėjau. Manau, kad jo, tai daugiau nesiplečiam, o
Kimbam į darbus. Jo, Ką, kimbam į darbus. Ko daugiau lauk? Greitų metų susimatysime vėl. Buvo malonu. Filmai? Jo. Sveiki sugrįžę po praeitą kartą. Ką šiandien aptarsim? Aktualijas. Jo, aptarsim savaitės aktualijas.